Sveiki gyvi. Daug metų elektroninės komercijos verslų vienas iš pagrindinių tikslų buvo labai paprastas. Atsivesti žmogų į internetinę parduotuvę, tada įtikinti, kad tavo viena ar kita prekė yra gera ir tada ją parduoti. Viskas kaip ir paprasta. Viskas kaip ir keičiasi ir čia prasideda problemėlės. Žodžiu, kas dabar nutinka? Pasirodo, tyrimai rodo, kad žmonės vis dažniau ateina į jūsų parduotuvę ne tik tai, kad nusprendę pirkti iš jūsų, bet žinodami konkrečiai, ką pirks, už kokią kainą ir kodėl. Jų įtikinėti pirkti prekių jau kaip ir nebereikia. Visą šitą analizę dažniausiai jie būna pasidarę su dirbtinio intelekto įrankiais ir apie tai pasakoja tiek Adobe, tiek Shopify tyrimai. Tai ką daryti su tais pirkėjais, kurie patys atliko visus tyrimus už jūs, patys nusprendė, ką pirkti ir kaip visą tai praktiškai pritaikyti jūsų verslui, yra mūsų tinklaraščio straipsnis. O pabaigai maža trumpa istorija, kaip siurblį pirkome mes. Ėjome ieškoti žinomo prekės ženklo, nesakysiu jo, nes jūs turbūt iškart pagalvojate tam tikrą prekės ženklą, kai pasakomas yra dulkių siurblys, tada nuėjome į YouTube, tada nuėjome į ChatGPT, tada nuėjome į Perplexity ir galiausiai išsirinkome visai kitą sprendimą, negu kad ieškojom, bet esame patenkinti. Kodėl? Todėl, kad radome tai, ko ir ieškojom. Tai va, tai puikus pavyzdys, kaip veikia dirbtinio intelekto įrankiai ir kaip vartotojai patys atlieka visus namų darbus už jūs.